Sveiki, mielieji. Kaip jūsų nuotaikos? Savaitė eina į pabaigą truputį, energija senka, bet nieko, toj savaitgalis pailsėsiu. Bet knygą skaitom toliau iki penktadienio. Truputį atsigersiu. Tai šiandien aš tęsiu 6 skyrių ir toliau skaitau pabaigą 78 puslapio iki 6 skyrio pabaigos. Ir skyrių noriu pradėti skaityti nuo paskutinio sakinio, nes jis yra labai svarbus, jis yra pabrėžtas skirtingų šriftų, juodų šriftų, ir kurį tiesiog noriu pakartoti, kad jūs suprastumėt, kaip tai yra svarbu suprasti, kas tai yra pasakyta. Net ir palyginti nedidelis veiksmas, kurio imamės sąmoningai suvokdami, kaip įspaudai verčia mus matyti neutralų ar tuščią pasaulį, duoda milžiniškus rezultatus. Šioje knygoje, kaip ir visame Keshe Michael Roach mokyme, kurį jisai mums praktikuoja, labai svarbus žodis yra tuštuma ir sėklos, mūsų mentalinės sėklos, kurias mes pasėjame, darydami kažkokį tai veiksmą, kalbėdami ar netgi galvodami savo mintis. Todėl ta tuštuma, kad viskas eina ne iš kito žmogaus, bet eina iš mūsų, tai, ką mes matome kitame žmoguje, tai, ką mes matome aplinkusioje, tai yra mūsų veiksmų praeityje rezultatas arba karma, tai yra kaip mes elgiamės kitų žmonių atžvilgiu. Ir čia sako, kad būtent kai mes sąmoningai veikdami, darome sąmoningai suprasdami, darome kažkokį tai veiksmą, taip kad dvasingumas, sąmoningumas eina kaip brolis su sesė susikibę rankomis. Tai žiūrėkim, ką toliau rašo Geshe Michael Roach apie šitą ką tik pasakytą mano sakinį. Norėdamas iliustruoti šią tiesą, Buda sako savo mokiniui Subučiui, kad būtų geriau tiesiog paimti į rankas deimantų šlifuotoją, pačią pirmą pradą knygą, kuri yra perrašyta taip, kad mes dabar ją suprastumėm, ir pabandyti bent šiek tiek suprasti jos turinį, negu atiduoti kam nors visą planetą ar net milijardą planetų padengtų brangakmeniais. Taip yra todėl, kad žmogus, kuris bent iš dalies supranta įspaudų reikšmę, o tai yra labai svarbu suprasti, ir suvokia, kodėl matome pasaulį vienokį ar kitokį, gali sąmoningai kurti tobulą gyvenimą ar tobulą pasaulį. Tai reiškia, kad viskas yra mūsų rankose ir mes patys tai galime padaryti, nes tai išeina iš mūsų, o kas išeina iš mūsų, mes tą galime pakeisti. Kuo geriau suprantame šį procesą, tuo tobulesnės ir galingesnės net nereikšmingų veiksmų, žodžių ir minčių sėklos pasėjamos galvoje ir tuo gausesni bus jų rezultatai, formuojantis pasaulį tiek aplink mus, tiek mumise. Išmintingi žodžiai ir tie, kas supras tai, kas pasakyta, jau iškart galite pasveikinti save. Dabar mums tai reikia apsibrėžti, kokių tikslų siekiame, o tada pagal pirmąją taisyklę nustatyti konkrečius įspaudus, kurie padėtų mums juos pamatyti. Mes tai vadiname sąsajomis. Tai reiškia, kad galite grįžti atgal nuo konkretaus pageidaujamo rezultato ir atpažinti, dėl kokių konkrečių įspaudų jį matote. Tai reiškia, kokie įvykiai praeityje sukūrė tai, kas yra dabar aplink jūs. Daugeliu atveju konkretūs įspaudai galvoje, kurių reikia tam tikram rezultatui gyvenime ar versle pasiekti, yra beveik priešingi tam, ką diktuoja žmogaus prigimtis. Todėl mes ir painiojamės. Pavyzdžiui, tarkime, kad jūsų įmonė, čia labai geras dalykas, bet tiesiog įsiklausykite, nes truputį prieš skaitydama peržvelgiau puslapius, apie ką aš skaitysiu, ir šitą frazę man labai atsiliepia. Pavyzdžiui, tarkime, kad jūsų įmonė patiria sunkumų rinkoje, o pinigų srautai tapo problema, kad pinigų vis mažiau ir mažiau ateina jūsų įmonė. Natūralus beveik bet kurios asmens ar įmonės atsidūrusios tokioje padėtyje instinktas yra mažinti išlaidas, ką anksčiau ir mokino kiti mūsų mokytojai. Iš karto nukenčia įmonių dovanos, o po to akivaizdžios privilegijos, pavyzdžiui, verslo klasės vietos lėktuve trumpesnėse vadovų kelionėse. Tada einate, pirmą sumažinate kažkokias tai privilegijas, tada einate prie dalykų, kurie yra pusiaukelėje tarp privilegijos ir atlyginimo, tarkime, automobilių paslauga ilgiau dirbantiems darbuotojams. Paskui prieinate atostogų premijas,
Tada nusprendžiate mažiau kelti atlyginimus arba jų visai nekelti, o tuomet peilio durys papildomoms darbuotojų naudoms, citata, mes radome dar geresnį sveikatos priežiūros paslaugų planą. O tai reiškia, kad tai yra tipinis sunkumų patiriančios įmonės vadovybės pranešimas, kuris patyrusius darbuotojus tikrai privers nerimauti, nes paprastai tai reiškia, kad norima sumažinti papildomas draudimo išmokas. Šis sąnaudų karpimas pakerta įmonės moralę nuo viršaus iki apačios ir visomis prasmėmis įtvirtina paprasčiausio padorumo stoką. Kaip galvoja vadovybė? Pinigų trūksta, todėl jūsų atlyginimo padidinimą teks atidėti keliams mėnesiams. Kaip reaguoja į tai darbuotojas? O kodėl aš turėčiau ilgiau sėdėti darbe, jie vis tiek nepadidins mano atlyginimą? Toliau vadovybė galvoja. Mes atidėsime atlyginimo kelimą, nes žmonės visiškai aptingo ir nieko nebedirba. Darbuotojai dar toliau eina, netaupysiu jų pinigų, jeigu jau atlyginimų nepakėlė. Darbuotojai vėl toliau galvoja, mes jau nurėžėm viską iki kaulo, bet pinigų srautai ir toliau blogėja ir blogėja. Padėkite kažkokį tai ženklą, šauktuką ar 10 ar 100, kad esate patyrę tokią situaciją savo gyvenime, kai atrodo tikrai pradedate taupyti, kad turėtume daugiau ir gaunasi atvirkščiai ir pastebite, kad taupyti reikia vis dažniau ir dažniau. Ir taip toliau. Todėl svarbu saugoti savo natūralios reakcijos į problemą, nes mes kalbam, kad mūsų protas kuria mūsų realybę, o tai vyksta per mūsų reakcijas, kaip mes reaguojam į vieną arba kitą situaciją. Todėl, dar kartą pakartosiu, todėl labai svarbu saugoti savo natūralios reakcijos į problemą. Ji paprasčiausiai gali ją dar labiau užaštrinti. Katinėlis atėjo prie mano durų. Tibetiečių kalboje šis reiškinys vadinamas korva arba savaime besitęsiančių problemų ratu, kai mes užstrinkame į tą patį problemų ratą. Jūsų įmonėje trūksta pinigų, todėl pradedate imtis veiksmų, kuriais kitiems nesuteikiama reikiama pagalba. Pradedate kalbėti apie lėšų mažinimą, o svarbiausia, jūsų pačių mąstymo modelis iš kūrybos ir kūrybiškumo virsta gynyba ir įsitvirtinimu. Ir jeigu sumažinsime mastelį, pereisime nuo įmonės iki šeimos, nes tai irgi yra maža įmonė, kuri turi savo biudžetą, tai galite pritaikyti tą patį modelį ir supraskite, kai mes norime pradėti taupyti, reiškia, mes iš kūrybos ir kūrybiškumo pereiname į gynybą ir įsitvirtinimą. Ir tai ne tai, ko nori iš mūsų visata. Kiekviena šių reakcijų jūsų galvoje sukuria naujus neigiamus įspaudus. Sėjam piktžolių sėklas. Kiekvieną kartą, kai atsisakote skirti lėšų ar pagalbos tiems, kurie nuo jūsų priklauso, jeigu kalbant apie šeimą, tai ir mūsų vaikai, ne? Mes paliekame įspaudą, kuris pribręs ir privers jūs pamatyti, kaip jums patiems ir jūsų verslui kas nors atsisakys suteikti pagalbą. Kažką mes užsukame kranelį, kažkas užsuka savo kranelį mums. Šis reiškinys stiprėja dėl antrosios įspaudų taisyklės. Jų galia auga tuo labiau, kuo ilgiau jie būna pasąmonėje. Ta prasme, kuo ilgiau sėkla būna žemėje, kuo ilgiau jinai nepražįsta arba kuo daugiau, kol jos nepasensta, tuo jinai didesnė užauga. Ir kai visa tai sukelia naujų finansinių problemų bangą, reaguojate dar labiau taupydami, taip sukeldami trečią bangą. Ir bendras rezultatas - žemyn besileidžianti spiralė, su kuria taip dažnai susiduria sunkumų patiriančios įmonės ir paprastas šeimas. Iš to, ką aptarėme, peršasi akivaizdi išvada, kad reaguodami finansinį spaudimą turėtume vengti mažinti išlaidas ir taupiai mąstyti. Svarbu, ne? Visiškai priešingai, ką mus mokino ir kaip mes supratome šitą pasaulį. Tačiau tai taip pat būtina aptarti. Jau minėjome, kad yra 3 skirtingi būdai, kaip paliekamas įspaudas - veiksmais, žodžiais ir pačiamis mintimis. Supraskit, kaip mes kuriam savo realybę. Tai per savo veiksmus, žodžius ir kaip mes galvojame. Bet nesvarbiausias iš jų yra trečiasis - mūsų mintis, nes nuo minčių viskas ir prasideda.
Tai reiškia, kad giliausius įspaudus sukuria vien tik tai mūsų požiūris, mūsų reakcija į tai, kas atsitinka. Svarbiausia, kad reaguodami į finansinį spaudimą tiek įmonėje, tiek asmeninį, perbėgau jau, užbėgau mintimis, ne, pagal knygos turinį, kaip intuicija veikia. Visų pirma, turėtume vengti šykštumo. Gali būti, kad lėšų tikrai nėra ir nebegalite taikyti anksčiau teiktų privilegijų, galbūt iš tiesų teks jas nutraukti, nes dabar tam nėra pinigų. Tačiau labai svarbu, kad atsižvelgdami į naujus finansinės padėties apribojimus, nepradėtumėte mąstyti pigiai, neprarastumėte kūrybiškumo ir tikrai dosnaus požiūrio. Jei nusileidžiate iki pigios proto būsenos, atimdami iš kitų tai, ką iš tikrųjų galėtumėte sau leisti net ir esant dabartiniams finansiniams galimybėms, sukursite galingus įspaudus, nulemsiančius, ar sugebėsite atsitiesti. Kaip svarbu, ne? Suprasti. Šioje vietoje turėtumėte paminėti dar vieną svarbų dalyką. Šioje senovės išminties sistemoje nekalbama apie tai, kaip požiūris gali nuspalvinti jūsų įmonės padėties suvokimą. Mes veikiau pateikėme proceso detalės, o šis procesas iš tikrųjų lemia jūs supančią tikrovę. Mes nekalbame apie tai, kaip jaučiatės negalėdami laiku atsiskaityti. Kalbame apie tai, kaip iš tikrųjų jaučiatės ir nuo to priklauso, ar galėsite atsiskaityti ar ne. Ką mes kūrėme savo reakciją. Tai labai gili prielaida ir kitose verslo valdymo sistemose apie tai nekalbama. Pinigai kuriami išlaikant dosnę dvasinę būseną. Todėl aš visada sakau, kad dosniu būti apsimoka arba dosnumas yra mūsų gerovės priežastis. Dar kartą perskaitysiu. Pinigai kuriami išlaikant dosnę dvasinę būseną. Pažvelkite į bet kokią rinkos situaciją. Deimantai, paprastai tariant, yra beveik nieko verti. Negražūs, deformuoti, mažyčiai, rudi ir juodi, Born tipo akmenukai arba pramoniniai deimantai, ne ką madingesni už vyrą, yra nepaprastai svarbus pasaulio ekonomikoje. Automobilio variklio blokus ar svarbiausias didžiulio keleivinio lėktuvo dalis būtina apdirbti instrumentais pagamintais iš anglinio plieno, taip užgrūdinto, kad jis pats gali pjaustyti metalą ir suteikti detalėms nustatytą formą tokiu tikslumu, koks būtinas norint, jog jie nepriekaištingai veiktų. Anglinį plieną reikia galąsti, o deimantas yra geriausia šlifavimo priemonė pasaulyje. Kiek sužinosime daug apie deimantus. Dėl šios priežasties deimantai yra priskiriami prie strateginių mineralų, būtinų šiuolaikiniai pramoniai kartu su uranu ir plutoniu. Jungtinių valstijų vyriausybė daugelį metų kaupė pramoninių deimantų atsargas tam atvejui, jei dėl karo ar panašios katastrofos šalis negalėtų gauti reikiamų atsargų, kurios tuo metu buvo sutelktos telkiniuose, dažniausiai upelių dugne ir tik keliose Afrikos šalyse. Šaltojo karo metais Jungtinės valstijos netgi ėmėsi priemonių, kad šių deimantų tiekimas į rytų bloko šalis, pavyzdžiui, Sovietų sąjunga, būtų nutrauktas. Tačiau tai tik paskatino rusus aktyviau užsiimti deimantų paieškomis savo pačių teritorijoje ir jie išnaršė jas garsai ir išilgai. Kaip sakoma, nėra to blogo, kad neišvytų gero. Deimantų radavietės, dar kartais vadinamos deimantų vamzdžiais, yra dideli morkos formos telkiniai, besidriekiantis nuo kelių iki kelių šimtų metrų ir vietomis iškylantis į paviršių. Kasant šiuos vamzdžius vis giliau ir giliau, metras po metro, jie po truputį siaurėja, kasti darosi vis sunkiau. Šie telkiniai iš tikrųjų yra panašus į vamzdžius, kuriais kadaise lava iš žemės branduolio verždavosi į paviršių, nešdama besiformuojančius deimantus. Šiuose vamzdžiuose yra žalvos spalvos rudos, vadinamos kimberlitu, ir norint rasti tiek deimantų, kad jų būtų galima sudėti ant trintuko, reikėtų iškasti visą toną šios rudos. Įsivaizduokit, koks trintukas ir kiek reikia iškasti, kad juos rastumėt. Todėl priešingai neįmanoma, deimantų gamyba iš tiesų yra gana brangus užsiėmimas. Vamzdžių išsidėstymas mūsų planetoje patvirtina teoriją, kad visi pasaulio žemynai kadaise buvo susijungę. O dabartiniai vandenynai tarp jų tai yra plyšiai ar įtrūkimai atsiradę žemynams tolstant vienas nuo kito. Netgi ir istoriją sužinosime apie savo žemę.
Kaip daugelis žino, daug klasikinių vamzdžių aptikta Pietų Afrikoje, čia viduryje laukų priklausiusių broliams De Beerams, nuskurdusiems būrų ūkininkams, pardavusiems savo ūkį apie 1870 metus beveik už dyką, buvo aptiktas garsusis De Beers telkinys. Nuo to laiko šiame telkinyje kartu su toje pačioje teritorijoje įsikūrusia Kimberlio kasykla išgauti milijonai karatų deimantų. Būtent ši kasykla suteikė pavadinimą garsiajam De Beers deimantų karteliui, nežinau, kaip teisingai sukirčiuoti, galingai ir negailestingai organizacijai, kuri daugiau nei 100 metų kontroliavo didžiąją dalį tarptautinio neapdorotų deimanto verslo. Per porą milijonų metų, kol išsilygina deimantų vamzdžio įsiveržimo metu susidaręs kūgio formos kauburys, kol jis susilygina su aplinkinė žeme, įvyksta įdomus dalykas. Lietus, vėjas, karščio ir šalčio poveikis palaipsniui išardo kauburį. Iš mėlynosios uolienos, kabutėse tai yra pavadinimas, arba rūdos atsiskyrę neapdirbti deimantai pradeda riedėti upeliais, o paskui upėmis žemyn iki pat vandenyno. Deimantai yra vieni sunkiausių mineralų, prilygstantis auksui, o kadangi jie yra daug kietesni už paprastą akmenį, išraižo nedidelės kišenes uolienos upės dugne. Kai kurie deimantai neišvengiamai vėl išsilaisvina ir nukeliauja į pačią jūrą. Kelionę, kuri trunka daugybę amžių, išgyvena tik gryniausi deimantai, tie, kurie neturi net menkiausių įtrūkimų ar lūžių. Bene garsiausias deimanto atradimas įvyko vakarinėje Afrikos pakrantėje, kur oranžinė upė įteka į Atlanto vandenyną. Akmenims iš deimantų telkinių ritanti žemyn oranžinę upę į jūrą, stiprios vandenyno srovės amžiams bėgant juos išstūmė atgal į paplūdimį, kur 1908 metais juos aptiko vokiečių tyrinėtojai. Aukščiausios kokybės brangakmeniai buvo išsibarstę po pakrantę kaip kukurūzų spragėsiai. Kažkam pasisekė, tiesa. Vienoje mano mėgstamiausių nuotraukų užfiksuoti deimantų ieškotojai, šliaužiojantis 4 po šį paplūdimį, vėliau pavadinta Sperdžibit arba uždrausta zona, tiesiog renkantis didžiulius tobulus kristalus. Brazilijoje taip pat yra vietovių, kur upių dugnuose gausu deimantų, pavyzdžiui, Jequitinhonhos upės baseinas netoli Diamantinos, nuostabų šveicarų primenančių miestelio dabartinėje Minas Žeraiso valstijoje. Tačiau šioje šalyje neaptikta deimantų vamzdžių, iš kurių galėtų būti kilę šie akmenys. Galima paminėti ir kelis aliuvinius ar upių telkinius vakarų Indijoje, šalyje, kurioje dar gerokai prieš atrandant Afrikos telkinius buvo pagaminti pirmieji didieji istoriniai deimantai, tikri šedevrai, tokie kaip Kohi Noce arba Orlov. Čia reikia suprasti pavadinimus, kad suprasti deimantų prekybą, kad juos žinoti. Paimkime pasaulio žemėlapį, sugretinkite Pietų Amerikos kontinentą su Indijos subkontinentu ir suglauskite juos ten, kur jie buvo anksčiau prisilietę prie Pietų Afrikos iš abiejų pusių, ir tada taps aišku, iš kur atkeliavo upės deimantai. Šie akmenys iš didžiųjų pamažu sutrupėjusių vamzdžių Afrikos pietuose buvo sunešti į Brazilijos upes ir Indijos Dekano plynaukštę dar gerokai anksčiau, negu šie žemynai atsiskyrė nuo tėvynės. Teritorijos aplink didžiuosius Pietų Afrikos deimantų vamzdžius geologija daugelio atžvilgių panaši į Sibiro geologiją. Ir tai pastebėjo didysis rusų geologas Vladimiras Sobolevas tais laikais, kai Amerika bergždžiai stengėsi sutrukdyti Sovietų sąjungai gauti pramonę reikalingų deimantų. Sobolevui vadovaujant, ieškoti deimantų į užšalusias Sibiro platybės buvo siunčiamos vis naujos ir naujos geologų ekspedicijos.
Deja, tuo metu nebuvo daug priemonių padedančių ieškoti deimantų iš oro ar kitais būdais. Norėdami surasti deimantų telkinį, turėdavote tiesiogine prasme jį atkasti ir pamatyti mėlyną žemę. Ir dažniausiai šie telkiniai būna pasislėpę po kelių metrų nuosėdinių uolienų sluoksnių, susikaupusi per tūkstančius metų. Kai byloja deimantų ieškotojų legenda, viena geologė kartu su savo grupe klajojusi po užšalusias Sibiro dykvietes ir ieškojusi Soboliovo išsvajotų telkinių, vieną dieną išėjo į medžioklę, norėdama susimedžioti šviežios mėsos, kurią ketino paįvairinti savo bendražygių racioną. Jos akis pastebėjo judesį tolumoje. Tai raudonoji lapė sušmėžavo ir dingo krūmynuose. Pakelusi šautuvą pro teleskopinį ieškiklį, ji pamatė lapę ir sustingo vietoje, nedrįsdama nuspausti gaiduko. Visas lapės šonas buvo nusidažęs mėlynu purvu, būtent tokios spalvos, kokia būdinga deimantų telkiniams. Nuleidusi šautuvą, ji atsekė lapę iki jos urvo, kurį buvo išsikasusi deimantų vamzdyje. Tai buvo atrastas pirmasis Rusijos deimantų telkinys, pavadintas Mir arba taika lietuviškai. Praėjus daugiau nei 40 metų, Rusija tapo viena svarbiausių žaidėjų deimantų rinkoje, nes šiaurėje buvo atrasta daugybė naujų telkinių. Ten išsidėstė ištisi kasyklų darbininkų miestai, įsikūrę ant platformų pakibusių virš amžino įšalo įrengtų ant giliai į įšalusią žemę įleistų polių. Oro kondicionieriai turi nuolat pūsti ledinį orą į tuščią erdvę tarp šių miestų ir tundros apačioje, kad ledas neištirptų ir miestas nenugrimztų po pusiau užšalusio purvo sluoksniu. Kai pasaulio deimantų rinkas pradėjo plūsti pirmieji rusiški deimantai, viso pasaulio deimantų mėgėjams tai sukėlė pasibaisėjimą. Princtone studijavau rusų kalbą, todėl man nebuvo sunku padėti Londono De Beers pramonės padalinio darbuotojams atlikti kai kuriuos tyrimus, kurie buvo vykdomi, siekiant išsiaiškinti, kuo iš tikrųjų užsiima rusai. Nuo pat 1975 metų, kai pradėjau domėtis deimantais, mane domino viskas, kas su jais susiję, ir norėjau kuo daugiau sužinoti apie šį verslą, todėl pasisiūliau savanoriškai versti straipsnius apie deimantus iš įvairių Rusijos mokslinių žurnalų. Mus išgąsdino žinia, kad rusai jau sugalvojo, kaip laboratorijoje pagaminti tobulą deimantą. Dirbtinį deimantą, tai. Tokius bandymus jau ir anksčiau atliko Jungtinių Amerikos valstijų General Electric mokslininkai. Didžiuliais keistai atrodančiais stūmokliais, suspaudę mažo grafito gabalėlius, jie laikydavo juos ilgą laiką dideliame slėgyje, kaitindami taip, kad visas procesas primintų tai, kas vyksta žemės gelmėse, kai vulkaniniuose vamzdžiuose formuojasi tikri deimantai. Laimiai, elektros energijos kiekis, kurio reikėjo šiam procesui palaikyti tiek laiko, kiek reikėjo 1 karato neapdorotam deimantui pagaminti, buvo toks, kad jo būtų užtekę daug valandų apšviesti nedidelį miestą. Tokiu būdu pagaminti deimantą buvo daug brangiau, nei bandyti jį išgauti iš tonos mėlynojo grunto, todėl buvo aišku, kad gaminti deimantus namų sąlygomis niekada neapsimokės. Deimantų verslas turėjo būti itin apsaugotas nuo tobulos klastotės grėsmės, sintetinio ar laboratorijoje užauginto deimanto, kuris visais atžvilgiais buvo toks pat grynas ir gražus kaip tikrasis. Galbūt rusai sugalvojo būdą, kaip ženkliai atpiginti sintetinių deimantų gamybą. Tai atrodė vienintelis būdas paaiškinti staiga atsiradusius didžiulius žaliavos kiekius Sibire, atsižvelgiant į vieną svarbų deimanto gavybos faktą. Pagal mums žinomą technologiją žaliaviniams deimantams apdirbti, išlaisvinti iš mėlynojo grunto, būtent žaliaviniams deimantams apdirbti, tai reiškia juos išlaisvinti iš mėlynojo grunto, reikėjo didžiulio kiekio vandens. Tradiciškai gruntas buvo smulkinamas iki tam tikro dydžio uolienų, naudojant didelius krumpliaračius. Beje, dėl to kartais tikrai didžiuliai deimantai būdavo suskaldomi į mažesnius gabalėlius. Tada smulkesnis gruntas sumaišomas su vandeniu
ir visa masė išpilama ant plataus stalo, padengto tiršta alyva, panašia į ašių tepalą. Ne? Dėl savo tobulos atominės struktūros deimantai lengvai prilimpa prie riebalais padengto paviršiaus, kaip joks kitas mineralas. Taip su vandeniu sumaišytas gruntas išpilamas ant sutepto paviršiaus, visas gruntas nuplaunamas, o deimantai lieka prikibę. Tuomet tepalas nugrebiamas nuo stalo, surenkamas į didžiulį indą ir pašildomas, kad suskystėtų, o neapdoroti deimantai nusėstų dugne. Tačiau žinome, kad tokio kiekio vandens neįmanoma išgauti ir laikyti sausumoje netoli poliarinio rato. Jis paprasčiausiai užšaltų vos atsidūręs atvirame ore. Išsami informacija apie Sovietų Sąjungos deimantų pramonę tais laikais buvo laikoma valstybės paslaptimi, o ją atskleidęs asmuo galėjo būti nubaustas mirties bausme. Deimantai buvo gyvybiškai reikalingi automobilių ir lėktuvų, raketų ir tankų gamyboje. Mes negalėjome žinoti, kad po Sibiro įšalo atrastuose natūraliuose telkiniuose iš tiesų yra tikros kasyklos ir kad rusai sugalvojo naują išradingą būdą, kaip atskirti deimantus nuo uolienų. Matote, dauguma deimantų veikiami rentgeno spindulių silpnai švyti. Jie fluorescuoja, kai kurie taip stipriai, kad švyti vien saulės šviesoje. Taip atsirado mitas apie mėlynai baltą deimantą. Susmulkinta uolienų masė paskleidžiama ant stalo su mažomis skylutėmis ir pro kiekvieną iš jų paleidžiama galinga oro srovė. Uolienos apšviečiamos rentgeno spinduliais ir jutikliu užfiksuoja švytinčius akmenis. Tada įjungiami oro purkštuvai ir oro srovė tvarkingai išstumia deimantus į specialų rezervuarą su stikliniu padėklu dugne, skirtu jiems surinkti. Be abejo, padėklas būdavo akylai prižiūrimas, stebint apsaugos darbuotojai, kad išsaugotas lobis būtų saugus. Nežinodami apie šias technologijos naujoves, deimantų žinovai baiminosi, kad rusams pavyko pasiekti proveržį ir dabar jie realiai gali pagaminti didelius kiekius dirbtinių deimantų. Mes žinojome, kad toks proveržis gali sugriauti tai, ką mes deimantų versle vadinome perviršiu, angliškai overhang. Perviršis tai sąvoka, kuria apibūdinamas bendras pasaulyje susikaupusių nušlifuotų deimantų skaičius, ypač per pastaruosius maždaug 60 metų, kai išsivysčiusiose šalyse vidurinė klasė įgijo pakankamai pinigų, kad galėtų įsigyti žiedą su deimantais kaip sužadėtuvių simbolį, o įvairiose pasaulio šalyse atradus naujų perspektyvių deimantų telkinių, buvo užtikrintas pakankamas tiekimas, kad būtų galima neatsilikti nuo šios vidurinės klasės augimo. Tačiau pasvarstykime, kai deimantas išgaunamas iš mėlynojo grunto ir paverčiamas briliantu su 58 spindinčiamis briaunomis, jis tikrai ras vietą šeimos genealogijoje. Niekas nebandys jo atsikratyti ir jis bus su meile perduodamas iš kartos į kartą. Keičiantis madoms, deimantai gali būti inkrustuojami į vis naujus žiedus, pakabukus ar kitokius papuošalus, o vėliau perduodami dukroms ar anūkėms. Kadangi deimantas yra kiečiausia medžiaga visatoje, jis išlieka praktiškai amžinai. Tibeto išminčiai juokauja, kad deimantas yra toks daiktas, kuris anksčiau ar vėliau visada bus priverstas ieškoti naujo savo savininko, kai ankstesnis pasens arba numirs. Deimantai yra amžini, bet mes regis ne. Paprasti seni juvelyriniai deimantai, priešingai nei jų pramoniniai supermenai, juvelyriniai deimantai, priešingai nei jų pramoniniai supermenai, ta prasme, dirbtinio nebūdu sukurti, neturi jokios praktinės vertės. Jie visada kainuos tik tiek, kiek kas nors norės už juos sumokėti konkrečią dieną, konkrečioje vietoje. Šiuo metu žmonijos rankose esanti didžiulių deimanto atsargų vertė, kurią mes vadiname perviršiumi, yra pagrįsta tik pačių vertės suvokimu, vartotojų pasitikėjimu deimantų retumu. Jei rusai būtų sukūrę tikrai nebrangų sintetinį deimantą, tikrą laboratorijoje pagamintą deimantą, jei būtų tikrai sukūrę, ne? Tai būtų reiškia, kad perviršis žlugo. Visame pasaulyje į rinką iš privačių asmenų
plūstelėtų tikra deimantų lavina, nes žmonės paniškai bandytų gauti bent kelis dolerius iš močiutės žiedo ir deimantai taptų tokie pat paplitę kaip ir saldainiai. Tai tikras deimantų prekeivio košmaras, kuris laimiai niekada neišsipildė. Tai mus sugrąžina prie rinkų klausimo, kuris yra ypač opus laisvai prekiaujančių deimantų versle. Tokia bendrovė kaip Andin, kurios įkūrėjas kaip tik ir buvo vienas iš įkūrėjų Geshe Michael Roach. Tokia bendrovė kaip Andin bet kuriuo metu gali pasiūlyti kelis tūkstančius skirtingų papuošalų dizainų. Kiekvienam dizainui reikia šiek tiek vis kitokios deimantų konfigūracijos, pavyzdžiui, apyrankės viduryje įdedamas 1 karato deimantas, šonuose keletą ketvirčio karato deimantų ir pridedama dar šiek tiek smulkių deimantukų gabaliukų, kad būtų pasiektas minimalus teisės aktais nustatytų 2 karatų kiekis. Niekada nežinai, kokį užsakymą konkrečią dieną gaus tokios įmonės kaip JCPenney, o Macy's, 2 didžiausi mūsų klientai. Pavyzdžiui, Penny gali staiga užsakyti 1000 ką tik aprašytos apyrankės vienetų ir pareikalauti, kad ji būtų jų salonuose per maždaug 15 dienų. Tuomet bendrovės deimantų skyriaus pirkimo vadybininkai pradeda subtilų pokerio žaidimo kas pirmas pasitrauks versiją. Kai buvau paauglys, šis žaidimas buvo populiarus mano gimtajame mieste. 2 pamišę vaikėzai automobiliais važiuoja vienas prieš kitą visų greičiu, kol vienas iš jų nesupanikuoja ir pasuka vairą. Mačiau šitokį vaizdelį viename iš kinų kažkada dar žiūrėjusi. Tai tikrai nelengva nežiūrėti, o ką reiškia jame dalyvauti. Turime sudaryti rinkai įspūdį, jog mums tų akmenų visai nereikia arba jų reikia nedaug, kad pardavėjai nesukeltų kainų iki beprotybės. O pardavėjai sulaiko tiekimą tikėdamiesi, kad atsidūrę beviltiškiausioje padėtyje sumokėsime didžiausią kainą, kad gautume prekių šiandien. Jei kuri nors šalis laukia 1 dieną per ilgai, visas žaidimas baigėsi. Deimantai vėl tampa nieko verti, nes užsakymas jau įvykdytas arba per brangus galutiniam pirkėjui. Šiandien, kai deimantų įmonė turi pasiūlyti savo klientams kuo įvairesnių papuošalų, neįmanoma turėti tiek daug deimantų, kiek jų gali prireikti bet kuriuo metu. Vakar įmonei galbūt nereikėjo nė vieno konkretaus dydžio ar kokybės akmens, kurio reikia apyrankiai, o dabar jų prireikė apie 20 000 ir labai greitai. Tokio kiekio niekada nebūtų galima įsigyti nė vienoje pasaulio rinkoje. Tokiais atvejais įspėjame savo žmonės visame pasaulyje, kad jie tyliai pradėtų rinkti didelės prekių siuntas, kol nepasklido žinia, kad mums reikia būtent šių deimantų. O jei žinia pasklis, vertė deimanto, tai yra kaina šoktels, o mes jau įsipareigojome Penny kompanijai tiekti juvelyrinius dirbinius fiksuotomis kainomis ir jų nebepakelsi. Štai jums labai realaus paslėpto potencialo ir sąmonės įspaudų galios pavyzdys. Dabar grįžtame prie įspaudų. Štai jums labai realus paslėpto potencialo ir sąmonės įspaudų galios pavyzdys. Mačiau tai 1000 kartų ir galite patikėti, kad tai yra tikra. Vienas pirkėjas Niujorke vardu Kišanas nujaučia būsimą užsakymą, nujaučia kabutėse, matyt, intuicija turi gerą tam. Ir štai jis skambina vienam konkrečiam pardavėjui iš 10 mieste veikiančių prekybos įmonių. Visiškai atsitiktinai paaiškėjo, kad šis prekybininkas ką tik gavo didelę deimantų siuntą iš Honkongo filialo. Be to, jo dėdė iš Antverpeno turi sumokėti didelę sumą De Beers už prekes Londone kitą savaitę. Ir dar viena juvelyrikos įmonė 49 gatvėje ką tik paskambino ir pasakė, kad jų pinigų srautai įtempti, nes jiems dar nesumokėjo toks ir toks prekybos centrų tinklas. Taigi, vienaip ar kitaip, šią popietę galėsite gauti deimantų, gal porą tūkstančių už labai gerą kainą. Kitas pirkėjas kitame mieste, kitame žemyne, mūsų draugas Dirų iš Bombėjaus, taip pat nesibodė tai šiandien, tai ten paskambinti. Lengvų prekių nėra, tačiau kas kelias valandas iš miesto prekiautojų pradedami gauti nedideli siuntiniai. Tai tinklas
per visą, ne vienam mieste, ne? E, em, Daug dirbdamas ir sunkiai derėdamasis, jis netrukus turės pakankamai prekių, kad galėtų užtikrinti savo užsakymo dalį. Tačiau centrinis biuras Niujorke jau bus išleidęs didžiąją dalį savo turimų pinigų už ten pat Niujorke lengvai gautas prekes, todėl jam dar teks šiek tiek padirbėti ir šiek tiek palaukti, kol jisai gaus savo atlygį. Trečiasis pirkėjas, tarkime, Joramas ar Džoramas iš Tel Avivo, pradeda nuo kelių skambučių savo nuolatiniams tiekėjams. Tačiau čia pasireiškia laiko juostos skirtumas. Ir Niujorko filialai jau įspėjo savo kolegos Izraelyje, kad andin ieško šių konkrečių deimantų. Taiga kaina pakyla ir kuo daugiau jis skambina, tuo didesnę neviltį prekybininkai girdi jo balse. Todėl kaina kyla dar kartą, nes jie jaučia, kad jis turi užsakymą su trumpu pristatymo terminu. Anksčiau ir vėliau jam teks palūžti ir sumokėti tiek, kiek reikės, kad gautų prekes laiku. Taigi trečiasis pirkėjas vėluos ir viršys užsakymo kainą, jam bus sumokėta gerokai pavėluotai ir galima tik įsivaizduoti, kas nutiks su jo metinė premija, kai JCPenney pirkimų vadybininkas savaitgalį paskambins savininkui oferų į namus ir pradės ko neveikti, kodėl parduotuvėse nėra apyrankių, nors jau praėjo 2 dienos, kai į eterį iškeliavo šio kūrinio reklaminė kompanija. Kompanija užsukta, reklama eina, o jeigu prekių nėra, patys įsivaizduojat, kas vyksta, ne? Tai čia kalbam apie milijonus. Kertinis klausimas, kurį šioje situacijoje reikia užduoti, yra toks. Kas lemia skirtumus tarp šių 3 rinkų? Kodėl Niujorko biuras taip lengvai gavo prekes? Ar pirkėjas buvo labiau kvalifikuotas? Gal jis naudojo kokią nors specialią strategiją? Gal ten buvo daugiau tokio dydžio deimantų? O gal jam tiesiog pasisekė? Paslėpto potencialo ir sąmonės įspaudų principas sako nieko panašaus. Ne? Tai va, tuštumos teorija atmeta visas mūsų įprastas reakcijas ir sako, ne, niekas nuo to nepriklauso. Bet kurios konkrečios prekės rinka, bet kuriame mieste, bet kurią konkrečią dieną yra tik dar vienas pavyzdys reiškinio, kuris pats savaime nėra nei geras, nei blogas. O jei jis būtų geras arba blogas, tuomet visi pirkėjai ir pardavėjai tą dieną būtų susidūrę su sunkumais arba viską išsprendę lengvai. Tačiau žinote, kad taip nėra. Vieni prekiautojai sakys, kad tai buvo ok diena, deimantų versle tai kodinis žodis reiškiantis neįtikėtinai gerą dieną. Niekas nenori niekam prisipažinti, kad jam sekėsi puikiai, nes kitaip visi pakels kainas dar tą pačią savaitę. Kiti prekiautojai skųsis, kad diena buvo tiesiog siaubinga ir jie bus teisūs. Todėl rinka yra neutrali arba, kaip pavadintų budistai, tuščia. Pati rinka yra tuščia arba neutrali. Viskas skiriasi nuo mūsų, kas iš mūsų išeina. Pati savaime ji nėra nei gera, nei bloga, nes vieniems sekasi, kitiems nesiseka. Tai ne rinka kalta. Ne? Gera ar bloga ji tampa tik vieno konkretaus prekiautojo suvokime tą dieną. Suprantat? Pati savaime ji nėra nei gera rinka, nei bloga. Gera ar bloga ji tampa tik vieno konkretaus prekiautojo suvokime tą dieną. Kaip ir mums. Diena kiekviena turi savo potencialą ir visiems yra vienoda 24 valandos per parą. Tik vieniems yra gera, kitiems yra bloga. Bet diena tai yra, jinai tiesiog yra diena. Kaip mes sąveikaujame su ta diena, tai yra svarbiausia. Atrodo, tik atsitiktinumas lemia, ar rinkos mums palankios ar negailestingos, tiek vienos dienos, tiek visos ilgos karjeros pabaigoje, bet kurioje rinkoje. Tačiau tiesa yra, kad bet kuriam prekiautojui, kurio sąmonėje reikiamą akimirką atsiras reikiamas įspaudas, rinka atrodys palanki, todėl ji ir bus palanki. Tai vėl viskas priklauso, ne? Diena mums gera ar bloga, priklausoma nuo to, kokį mes jau turime įspaudą iš praeities įrašę savo smegenyse. Ta pačią dieną 2 prekiautojai gali ieškoti tų pačių deimantų tose pačiose įmonėse, toje pačioje rinkoje ir gauti visiškai skirtingus rezultatus. Kaip tai žinoma, tai? Tai nereiškia, kad tam tikrą dieną tuo pačiu metu egzistuoja 2 skirtingos realybės, kuriuose gyvuoja 2 skirtingos rinkos.
Tai reiškia, kad abu prekiautojai, kiekvienas iš jų dėl savo mintise jau turimų įspaudų, yra priversti į rinką žvelgti dviem iš esmės skirtingais būdais. Ne, kaip sakoma, vienas į knygą mato ir žiūri špygą, o kitam tai yra deimantų kasykla. Tai viskas priklauso nuo to, kokias sėklas, kokius įspaudus mes turime jau iki šiol savo sąmonėje. Ir abu šie būdai yra realūs. Vienas prekiautojas įvykdys savo sakymus, o kitas ne. Taigi tai veda prie pagrindinio šios knygos klausimo. Kaip panaudoti šį faktą savo gyvenimą ar versle? Va tą tuštumos faktą, kad viskas yra neutralu, tai yra priklauso nuo to, kaip mes reaguojame vieną į kitą įvykį ir ką mes savo mintimis sukūrėme. Atsakymas yra akivaizdus. Tiesiog turime išsiaiškinti, kokį įspaudą galime įsidėti į savo sąmonę, tai yra kokią sėklą mes turime pasėti pirmą, kad vėliau pamatytume rinką tokią, kokią norime pamatyti pelningą. Ne? Taigi pirmiausia priklauso nuo to, tam tikros proto būsenos ir gebėjimo ją palaikyti. Tai ne vien tik, kad protas, ne, mintis pagalvojam ir turim, tai ir mūsų proto būsena. Ne? Tai priklauso, kaip mums seksis, ne gyvenime, ką mes sukursim, priklauso nuo tam tikros mūsų proto būsenos ir gebėjimo ją palaikyti, tam tikrų elgesio normų ir žinojimo, kaip pasitelkti galę to, ką vadiname tiesos veiksmu. Tikrai yra apie ką pagalvoti. Šiandien perskaičiau dvigubai daugiau, bet tiesiog noriu užbaigti šitą skyrių. Ir palieku jūs su apmąstymais, su giliomis mintimis, kas yra tuštuma, kas yra sėklos, kas yra įspaudai. Ir tiesiog supraskite, kad mūsų įvykiai tai yra tos pačios sėklos, kur mes sėjame arbūzus, agurkus, pomidorus. Ir supraskite, jeigu mes norime pomidorus valgyti, mes sėjame pomidorų sėklas. Jeigu mes norime agurkų, mes sėjame agurkų sėklas. Nėra taip, kad mes, jeigu norime pomidorų, sėjame krapo ar kažko tai sėklas, ne? Tai yra mūsų veiksmai, kiekvienas veiksmas tai yra mūsų sėkla, kuri išdygs ateityje. Tai yra mentalinė sėkla. Ačiū Jums šiandien, buvo labai miela skaityti ir kažkaip tai iš pradžių tikrai buvo sunku skaityti, nes mes visi esame atpratę, o dar skaityti gyvai, garsiai eteryje nėra taip lengva iš pat pradžių, bet šiandien žiūriu, kad įsibėgėjau ir visai nenorėjau sustoti ir pajaučiau labai didelį malonumą. Tai rašykite žinutes, kuo naudingas Jums buvo šitas skyrius, ką Jūs supratote apie pinigų taupimą ir kas yra dosnus protas, kokia tai yra sąvoka ir kas yra įspaudai, dalinkitės, nes kuo daugiau, nes mes suprantame tik tai tada, kai mes galime tai kitam paaiškinti. Bandykite suprasti, aš studijuoju ACA kursus labai giliai pagal šitą knygą, todėl aš vis daugiau ir daugiau suprantu, kas yra tuštuma, kas yra mūsų sėklos ir kokiu būdu mes tampame savo realybės kūrėjais. Dėl to mūsų intencija yra, kad apie tai sužinotumėte jūs, kad ne tik tai aš būčiau turtingai laiminga, bet kad mano vaikai, mano sesuo, mano mama, mano draugai, pažįstami, klausytojai, kurie klausotės šitos knygos skaitomėte, būtumėte turtingi ir laimingi ir savo realybės kūrėjais ir kad turtingi, laimingi, žavingi ir savo realybės kūrėjais taptų kiekviena būtybė žemėje, kiekviena, net ir pati mažiausia būtybė žemėje. Dosnumas yra mūsų gerovės priežastis ir dosniu būti apsimoka. Tai šiandien atsisveikinu su Jumis. Rytoj knygos skaitymą tęs žavingoji Loreta, už ką aš jai labai dėkoju ir iki susitikimo sekančią savaitę. Ate, gausos ir džiaugsmo Jūsų namams.